Labas rytas visiems. Šiandien yra sezono atidarimas. Varau testuoti savo bolidą ir jo modifikacijas. Šiaip vakar, man rodos, biškį sulaužiau bumperį. Ant paskutinių jau laikas viskas gerai. Tai ką, šiandien varom testuotis. Tai šiandien tikslas yra išsitestuoti naujas modifikacijas, kas yra nauji koilai su naujom spiruoklėm, tada nauji amortizatoriai, na ir naujas kolektorius su nauja programa. Tai atskaitos taško neturiu, turiu atskaitos tašką, mano kaip ir netiesioginį priešininką, pagal kurį šiandien bandysiu važiuoti. Bet mano vienas šiandienos tikslas yra pravežti draugus. Šiandien mes varom 7 į žiedą ir aš esu susvešiu, tai bus juokinga reakcija. Ir dar nejuokingas naujienas, Audi variklis užsilenkė. Tai šiandien turėjom ten BMW, bet eilinį kartą važiuosim su BMW iki Kauno. Nežinau, ar bus linksma kelionė, nes jinai pagarsėjo, bet visi pasimelskit už Audi ir aš einu užvesti BMW. Noriu parodyti, kodėl šiais metais norėjau su Audi važinėti, ne su BMW. Mes dabar važiuojam 90 autostradai. Jeigu autostradai reikia važiuoti 110, mes va taip visą laiką 102 km va taip pavažiuoti. Nei muzikos nesigirdi, nei nieko. Tai tik tiek norėjau pasidalinti savo bėdom ir susitiksime iš trasos. Atvarėm. Šiaip daug žmonių tikrai faina, daugiau negu tikėjaus. Mes jau pasiruošėm savo automobilį, visas išplautas, visas išvalytas ir atvažiavo palaikymo komanda. Liko apie 7 minutės iki važiavimo, tai šiandien turiu 3 valandas vairuoti, iš kurios apie 1,5 valandas testuosiu automobilį, reguliuosius koilų tvirtumus. Tai va čia, kas nesupranta, apie ką aš kalbu. Čia yra mano nauji koilai, kurių kietumas reguliuojasi į kairę ir į dešinę. Ir kuo tas kietumas, tai reiškia, ar jis lengvai susispaudžia amortizatorius, ar sunkiai. Tai tą šiandien bandysiu aš testuotis, tik tai šiek tiek per daug pas mane kuro yra, tai reiks į tą atsižvelgti, o kitą pusę laiko tiesiog važiuosiu savo draugus. Tai ką, tai manau mes dabar pabiškį ruošiamės, Jokūbas truputį pafilmuos klipų, vaizdų. Ir dabar mes tikriausiai keliaujame į trasą. O, kaip aš nenoriu užsisekt dabar. Geriau būt prispaudus, ne gulėt brevį kažkur. Dabar turėtų būt normaliai. Somais 2 patempiau, Somą patempiau kažkur. Blet, jie reikia. Kažkas, karoči, nusirašė ant ąžuolo. Nusirašė, papylė žvyro. Aš atvažiuoju, matau, žvyro apvažiuoju aplinkui, o už manęs BMW'as per žvyrą. Aš taip ir žiūriu, jis galinio... Galas 2-1. Numesk iki 2. Galinio veidrodėlį, o tai slysti į mane. Bet tipo nusirašė ar ne? Ne,
žolės, jisai išsitiesino ir tai išvažiavau, bet kaip apsišikau. Nu ką, pravažiavau vieną važiavimą 6 ratus, tada žvyro kažkas pabarstė ir dabar pravažiavau 17 ratų. Tai šiek tiek per vieną kliką pakeitinom pakabą, bet šiaip mašina labai gerai važiuojasi, ta prasme stovi labai maloniai, sukasi labai maloniai, pavaras, daugiau junginė, daugiau greičio. Tai kol kas geriausiai važiavau minutę 26 ir 5, bet čia yra dėl to, nes labai daug eismo. Ir delta rodė minus 2,5 sekundės, tai galėjau važiuoti minutę 24 drąsiai, manau galiu dar nusimest, minutę 23 gal su pusę. Šiaip mašina tai tikrai jokių priekaištų neturiu, amezingiaučias važinėja be problemų, pusę valandos ką tik atlaikė non-stop važiavimo, padangos kaista tolygiai, gražiai, stabdžiai stabdo, labai gražiai pasimušėm su kažkuriu golfu, va, šito pasimušėm, pasilenktyniavom. Nu ir ką, dabar aš sodinu kolegas ir žiūrėsim, kurį pirmą supykins. Tai po to. Ir dabar paskui labas. Labas. Nu ką, Pauliu, pasiruošęs apsiaut ar ne? Jop. Aš gal prisilaikysiu čia. Eina, aš pabandom, bet tada pažiūrėsim. Tau reiks parodyti šitą, pasiruošk. Nu ką? Žiauriai kietas. Ir čia žiauriai kietai. Žiauriai kietas šiaip. Žiauriai. Svaro, mama. Ne karšta? Jo, šiaip karšta tai labai, bet bramo, man patinka, tipo kojom tiesiog remiesi, kad mes nenerštų. Užsiseksim? Jo. Labai nenoriu, bet... Galim keistis, jeigu nori. Sėkmės. Ačiū. Jeigu pykins klebai, tam Mane pykinsiu, nežinau. Nes taip į posūkius viskas taip puikiai, taip sklandžiai ėjęs. Mane sėta raktai kažkaip. Raktai. Gal nemirsi? Nu, gal. Jeigu Alanas draugas bus, tai... Na, aš tai dabar specialiai sieną važiuoju. Gerai. Tarkim. Net ne fainai būtų. Oi, kaip gražiai. Ne, sasi, drugiai. Žodžiu, kaip Rokas Kirdikys sakė, mašina labai gerai, stovi labai gerai, gazuojas labai gerai, valdosi labai gerai, priekaištų neturiu, šiek tiek per vieną kliką, kaip prieš tai sakiau, pakietinom, tai viskas gerai. Iš 3 valandų pravažinėjau 1.5, kas nesupranta angliškai, tai yra 1,5 valandos, man dabar yra bloga, bet apart to labai viskas gerai, visi laimingi, aš laimingas. Greičiausias šiandienos laikas yra minutė 26 sekundės ir 1/10. Tačiau kol važiavau, delta buvo, tai yra kiek galėjau nusimest, tas teorinis ratas buvo minutė 2, 3 ir 6. Tai pagreitėjimas labai stiprus jaučiasi.
Nu ir labai tikiuosi, kad per pirmą etapą, kuris bus gegužės 17 dieną, aš galėsiu įlūpti visiems į kaulus, užlipti ant podiumo, paleisti erelį iš savo, prasklesti, erelis skrenda, žaibai tranko ir Alanas Azikėlas. Tai va tiek. Tai dabar lekiam namučio, mašina gyva, nekaito, žodžiu. Mašinytė tikrai gerai atlaikė, aš mažiau atlaikiau, reikės mes svorį pradėti bėgiot. Tėja vairuoja iki Vilniaus ir viskas super. Galit pasisveikinti ir atsisveikinti su visais. Įsivalgot. Tėja vairuosi? Super. Ir Klebui pamujuokit. Ir tu savo pamujuok. Super. Ate visiems.